Sveiki, sveiki, su jumis šį vakarą bus Aušra ir šiandieną kalbėsim apie produktą M International kompanijos. Gal šiek tiek pakalbėsiu apie įžangą, apie istoriją, kaip šita kompanija atkeliavo į Lietuvą, kodėl šita kompanija taip sėkmingai klesti, jai dar tik tai 4 metai, kaip jinai iš viso yra susikūrus. Bet labai greitas yra plėtimasis, nes jau kai kas turbūt ir esat girdėję atsiliepimų ir labai daug yra atsiliepimų apie produkto veiksmingumą. Ir tai gal viską iš eilės. Kiekvienas iš mūsų turime svajonę ir tos svajonės yra tikrai jos įeina apie finansinę gerovę, bet pagrindas vis tiek, kaip nebebūtų, su kuo nepakalbi, žmonės nori būti sveiki. Ir mes labai dažnai savo laimę pritraukiame prie sveikatos ir mes tada jau pradedam žiūrėti, ką mes vartojam ir turbūt suprantate, kad gyvenant šioje žemėje be vartojimo neišeina o kad vartoti gerą kokybišką maistą, produktą, mums reikalingi ko gero ir pinigai, ne? Bet šiandien gal nekalbėsim daug apie pinigus, iš vis gal tos temos neliesiu labai stipriai. Labai šiandieną noriu pakalbėti apie pačią kompaniją, kodėl buvo būtent toks produktas sukurtas, ne kitoks. Ir kaip įgyvendina M International žmonių svajones. Tai jų vizija yra, kad mes teikiame paramą tiems, kurie siekia savo svajonių per stiprią bendruomenę, mokymus, rinkodaros ir pardavimų palaikymą. Tai kaip nebebūtų, daugiausia darbas vyksta su produktu. Ir dabar kaip tapti vienai iš pirmaujančių, aš labai tikrai atsiprašau, aš tiesiog prašau išjunkite ir kameras, ir mikrofonus, o ne tai aš tą padarau, kad man nebūtų jokių kliučių. Tai va. Tai tapti viena iš pirmaujančių įmonių, šios įmonės buvo koncepcija su tiesioginiais pardavimais, prasidėjo viskas Malaizijoje ir kurti kokybiškus bei įperkamus produktus, suteikti paramą visiems, kurie nori pasiekti savo tikslus. Ir visi pagrindiniai darbuotojai pasiekę didelę sėkmę bus apdovanoti įmonės akciją kaip įmonės pripažinimo. Kompanija turi labai iš tikro didelių planų ir tie planai yra susiję. Labai prašau, mergaitės, išjungkite kameras, nes tik išjungiau ir vėl įsijungė. Tai išjungkite kameras, netrukdykite man, gerai? Tiesiog kompanijos tikslas plėstis, jinai dar yra jauna kompanija ir plėtra nusimato labai didelė. Vertybės tai yra kokybė, sąžiningumas, įsipareigojimai, siekti savo tikslų, darbas komandoje ir lyderystė. Jų tikslas, kad kuo daugiau užaugtų lyderių. Ir netgi galiu pasakyti, kad ir marketinge, apie kurį gal mes šiandien nekalbėsim, bet kompanija skiria nemažai dėmesio lyderių užauginimai. Sveikata yra mūsų gyvenimo turtas, tai mums teikia džiaugsmo, užimtumo ir malonumo. Aš galiu pasakyti, kad mes dažnai sakom, kad sveikata mūsų yra brangiausias turtas, bet mes turbūt tik tai kalbame taip tol, kol mes nesusidurėm, kiek kainuoja sveikata, kai susergame. Ir patikėkit manim, daug kas jau turbūt žinote, patyrėte tą. Ir nereikia toli eiti, atrodo kūnas kaip ir sveikas, bet, pavyzdžiui, paprastas dalykas susitvarkyti dantis ir mes iš karto suprantame, kad tie tūkstančiai taip lengvai neteina turėti sveikus ir gerus dantis, ne?
laisvieji radikalai yra mūsų sveikatos priešas ir tai jau yra įrodyta mokslininkų ir visi apie tai žino. Jie nestabilus atomai, galintys sunaikinti mūsų ląsteles ir sukelti įvairias ligas, įskaitant vėžį, aterosklerozę, Alzheimerį, Parkinsono ir kitas visas ligas, kurias žmonės patiria. Jie taip pat yra susijęs su senėjimu, kuris įvardyjamas kaip viena iš pagrindinių laisvųjų radikalų sukeliamų problemų. Kokios priežastys, kodėl tie radikalai atsiranda pas mus organizme? Tai priežastys gali būti susiję tiek su fiziniu kūnu, tiek su mūsų mentaliniu kūnu, su emocijom. Tai nepastovus darbas, reiškia žmogus pastoviai įtampoje, ne? Rūkymas ir alkoholio vartojimas, vėl žmogus yra strese, nes labai daug žūsta gerų ląstelių, kada yra vartojamas alkoholis. Netgi esu vieno mokslininko girdėjus išvadas, kad išgėrus vieną stiklinę vyno, žmogui reikia viso mėnesio, kad atsistatytų jo sąmoningumas ir ląstelių gamyba. Vaistai ir per didelis kofeino vartojimas, makiažas, kosmetika, natūralus senėjimas, kuris vyksta mūsų organizme, telefono naudojimas ilgą laiką pastoviai, ultravioletiniai spinduliai, maisto priedai, oro tarša, slėgis ir daug kitų dalykų, kurių mes gal ir ne kasdien paminime. Ir kompanija yra išleidus 8 dabar pagrindinius produktus. Vienas iš jų yra GreenMaxas, aš prabėgsiu jį greitai. Kitas yra MiMaxas ir yra BlueMaxas. Tai yra 3 pagrindiniai produktai, kurie labai stipriai įtakoja mūsų organizmą, kai mes juos pradedam vartoti. Šiandieną noriu daugiau dėmesio skirti BlueMaxui, nes jisai irgi vienas iš tų 3 pagrindinių. Jo sudėtyje yra mėlynųjų žaliųjų dumblių, kurie palaiko mūsų imuninę sistemą kovojant su virusais ir bakterijomis. BlueMaxas taip pat turi daug vitamino C, kuris yra stiprus antioksidantas ir atlieka lemiamą vaidmenį mūsų imuninėje sistemoje. Nauda sveikatai, tai kaip būtų vaikams, palaiko sveiką bendrą vystymas, jeigu vaikai dar nedideli, padeda sumažinti sirgimų dažnumą, suaugusiems padeda sumažinti alergijos riziką, pagreitina atsigavimo laiką ligos metu, pagyvenusiems žmonėms padeda pagerinti bendrą savijautą, padeda sumažinti susirgimo dažnumą. Ką noriu iš tikro pasakyti apie visus produktus, aišku, aš dabar gal daugiau pakalbėsiu tik apie BlueMaxą, bet aš noriu, kad visi klausantis šitos prezentacijos apie produktus mūsų kompanijos iš vis suprastumėt, kas yra ląstelių maistas, kodėl pas žmonės atsiranda ligos, kodėl žmonės serga ir kodėl mums taip turėtų rūpėti ta sveikata, ne? Kodėl su metais atsiranda ta sveikata, pašlijus, nervų sistema ir taip toliau. Ir žinot, jeigu šiek tiek apie savo tą kelią, ieškojimą tos sveikos sveikatos, ne, galiu pasakyti, kad netgi jeigu man per didelis viršsvoris ir aš kiek visko bandžiau, man vis tiek grįždavo tie ištirpę kilogramai, kol aš tikrai atėjo laikas ir supratau, kodėl taip vyksta. Kodėl aš kalbėjau apie tuos kriterijus, kurie mūsų organizmą užteršia, ne? Kada užterštas organizmas ir jisai nevalytas daug metų, jūs galite pereiti prie pačios geriausios mitybos, gali būti paauksuotas jūsų maistas, jūsų lėkštės, iš kurių jūs valgote. Bet jeigu jūs visą tai dedate į užterštą organizmą,
tai viskas eina veltui. Lygiai tas pats įsivaizduokite, kad pilna šiukšliadėžė ir jūs ant viršaus dar dedate kažką tai. Tai kas vyksta? Viskas krenta per kraštus, ne? Tai lygiai taip pačiai yra su mūsų organizmu. Mūsų organizme vyksta pastoviai ląstelių naikinimo procesai, vyksta parazitai, kurie karnavalą šoka mūsų organizme kiekvieną dieną, toksinai, visokios vakcinos, kurias daugelis iš mūsų susileido, antibiotikai ir daug kitų dalykų, kurių mes gauname, pavyzdžiui, per maistą, ane? Ir organizmas yra užterštas. Ir visai nesvarbu, ką jūs pradedat valgyti, ar norit jūs sulieknėti, ar sutvarkyti cholesterolį, ar spaudimą, ar cukralygį, ar dar kažką, jūsų žarnynas nefunkcionuoja taip, kaip jisai turėtų, kaip funkcionuoja mažo vaiko, kuris dar neužkrėtęs dar taip stipriai savo organizmo, ne? Ir jūs atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, turbūt daug kas galit prisiminti, kai turėjot mažus vaikus, ne? Vaikai po kiekvieno pavalgymo tuštinasi. Už tai, kad jų žarnynas švarus ir jie gauna paprasto pieno ir jie turi iš ko tuštintis, įsivaizduojat. Tai žarnynas labai viską gerai atlieka, jis ką reikia paskirsto, vaikas pasisotina, ką nereikia, jisai pašalina, ne? Kodėl su mūsų žarnynu nevyksta tokie dalykai ir vaikas, jūs atkreipkite dėmesį, kai tik tai vaikas atsitraukia nuo mamos pieno ir pradeda valgyti visą kitą maistą, jau jisai nesituština po kiekvieno maitinimo. Į vaiko racioną ateina saldumynai, visokie saldūs gėrimai ir daug kitų dalykų. Ir po truputį pradeda užsiteršti žarnynas. Vaikai labai mėgsta glostyti kates, šunis. Jų organizme užsiveisia parazitai, kurie, kaip ir sakau, šoka mūsų organizme karnavalą. Ir dėl ko mes paskui norime pastoviai saldumynų, mes norime ištisai valgyti, kas ir su manim buvo, aš negalėjau atsitraukti nuo maisto, aš ištisai norėjau valgyti. Ir tai aišku, kaip tu nenorėsi valgyti, nes tavo tiems parazitams tai vandeniogi neužtenka, jau juos tu turi maitinti ir maitinti. Ir tas noras pastoviai valgyti, tas nepasisotinimo jausmas. Ir žinot, labai dažnai žmonės priklijuoja, ai, tai čia emocijas tu valgai, tai tu čia vėl kažką, aš pati su hipnoterapeutė, aš pati kažkurį laiką galvojau, kad aš valgau emocijas. Nors atrodo gyvenimas ramus, jokių nervų, vyras nuostabus, vaikai užaugę. Aš galvoju, iš kur tai gali būti. Ir tik tai šiais metais, kai aš jau užsiėmiau, man jau pradėjo nepatikti mano viršsvoris ir aš pradėjau ieškoti, ką man daryti. Ir labai fainas mano vienas draugas sakė, Aušra, išsivalysi organizmo, tu valgyk, sako, ką nori. Tu gali nevalgyti, vis tiek tavo svoris šokinės kaip per virvutę. Ir žinot, kada žmogus pradeda ieškoti, kada jisai visatą paleidžia žinią, kad jam reikia valytis organizmą, jisai visada gaus pasiūlymą. Gali būti, kad ir jūs tokiu būdu patekote čia, nes jums jau rūpi jūsų organizmas. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau bendraminčių. Dar labiau džiaugiuosi, kad į mano gyvenimą atėjo šie produktai. Ir jeigu mes galėtume grįžti prie GreenMax'o, kurį mes praeitą kartą kalbėjome, ne? Kuris būtent pradeda mūsų organizmo valymą, mūsų žarnyno valymą. GreenMax'as yra toks dalykas, kuris po 7 dienų jau tu jauti jo poveikį. Ką būtina pabrėžti vartojant mūsų produktus, kad būtina gerti daug vandens. Būtina. Man buvo be galo iššūkis. Vat parašykite komentaruose, kas netingite,
tikiuosi jūs netingite, parašykite, kaip jums su vandens gėrimu. Ar jūs jį gerėt su malonumu, ar jūs visą laiką jį prisimenat, ar jumi troškina, nes manęs niekada netroškino, aš būdavo dienų, kad per dieną išgerdavau tik pusę stiklinės vandens. Ir labai džiaugiuosi, kad mano kūnas buvo kantrus ir laukė, kada aš atsipeikysiu. Tai ką man padėjo GreenMax'as? Visų pirma, pasilengvėjo, aišku, iš karto ant rytojus tikrai palengvėjo žarnynas ir aš pradėjau norėti gerti, mane pradėjo troškinti ir tiesiog aš jau ateina momentas, aš burno jaučiu, kad man jau reikia gerti. Tai GreenMax'as tikrai labai skanus, jisai gerisi vieną kartą dienoj. Labai skanus kokteilis, kurį mes išgeriam prieš miegą ir ant rytojaus labai smagiai pasismaginam, kaip sakau, tualete, ne? Tai mūsų pagrindinis produktas, kuris pradeda procesą valyti. Jeigu kalbėti apie GreenMax, BlueMax'ą ir MiMax'ą, tai yra dar tie du produktai, kurie mūsų organizme užkuria naujų ląstelių gamybą. Ir kas sueina iš šito produkto sudėtį, tai tikrai labai faina, kad viskas yra natūralu. Ir va, Birutė rašo, kad labai mažai geriu vandens, tai va, būsi mano kolegė Birutė, bet aš žinokit, galiu pasakyti, kad jūsų įpročiai tikrai pasikeis, jeigu jūs leisite savo tą daryti. Kas įeina į BlueMax'o sudėtį? Tai agaricus grybas, jis naudojamas esant vėžiui, antro tipo diabetui, aukštam cholesterolio kiekiui ir visom kepenų lygoms, kraujotakos sutrikimams, virškinimo problemams, širdies ligų ir daug kitų dalykų. Citrina puikus vitamino C ir flavonoidų šaltinis, atsiprašau, neištariu, yra būtinas mitybos komponentas ir jisai labai svarbus mūsų imuniniai sistemai, nes skatina baltųjų kraujo ląstelių, žinomų kaip limfocitai ir fagocitai, kurie padeda apsaugoti organizmą nuo infekcijų gamybą. Stiprus ir labai efektyvus antioksidantas. Sumažina širdies ligų riziką, padeda išvengti akmenų susidarimo, gerina odos būklę, vitamino C trūkumas sukelia imuniteto susilpnėjimą ir didesnį jautrumą infekcijoms. Ir agava, tai natūralus cukraus pakaitalas, suteikiantis papildomo saldumo ir vitamino. Kaip ir minėjau, produktai mūsų geriant labai skanus. BlueMax'as yra miltukai, kurie susiberimi po liežuviu. Ir agava prisotina organizmą kalciu, įsivaizduojat? Tai padeda kovoti su osteoporoze, stimuliuoja skrandžio hormonų dauginimąsi, kurie atsakingi už insulino išsiskyrimą. Tai naudinga tiek sergantiems diabetu, tiek kovojantiems su viršsvoriu. Stimuliuoja naudingų bakterijų dauginimąsi žarnyne, kurios padeda organizmui geriau įsisavinti mineralus bei vitaminus. Stevija, tai natūralus augalinis saldiklis turintis 0 kalorijų. Tinka nutukusiems ir sergantiems diabetu. Sudėtyje turi daug vitaminų A, B, E, C, PP, aminorūgščių, antioksidantų, fosforo, geležies, seleno, cinko ir kalcio. Ir šitie visi ingredientai, jie yra sudėti tam tikromis proporcijomis. Ir dar galiu pasakyti, kad šveicarų mokslininkai šitų visų produktų, augalų, kamieninių ląstelių paėmė viską, kas yra geriausia.
Nauda ateina sveikatai, kai vartoji šį produktą. Tai palaiko sveiką imuninę sistemą. Sumažina kūno dalių skausmą, mažina sąnarių skausmą, sumažina širdies ligų riziką, prieš uždegiminį, suaktyvina imuninės ląsteles, kovojant su visokiais uždegimais ir taip toliau, pagerina kvėpavimo takų sveikatą ir stiprus antioksidantus. Ir dar kartą pabrėšiu, prasideda procesas pas mus nuo GreenMax'o. Paskui pradedam naudoti BlueMax'ą ir MiMax'ą. Aš visus šitus 3 produktus pradėjau vartoti iš karto. Aš juos iš karto nusipirkau visus ir aš iš karto juos pradėjau naudoti. Galiu pasakyti, kad tikrai atsiliepimai stulbinantis iš mano pusės. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu šitus produktus, kad jie atėjo į mano gyvenimą. Aš per mėnesį man iš karto nutirpo 7 kilogramai, išėjo visi vandenys, labai daug į tualetą lakščiau pradžioj. Turėjau labai didelę problemą su šlapimo pūsle. Ir man šitie dalykai, galiu pasakyti, šiandien aš pati pastebėjau, kad aš išvažiavau iš namų į miestą, važiavau pas savo ginekologę, važiavau į kirpyklą ir išvažiavau, kadangi gyvenu ne Kaune, man yra 30 virš kilometrų iki Kauno, aš važiavau iki Šilainių, tai apie 35 gaunasi ir aš geras užtrukau 5 valandas, ne? Ir aš nejau nei karto į tualetą, įsivaizduoju, tai mano gyvenime tai yra pasiekimas, nes aš anksčiau labai lakstydavau. Tai gali būti, kad įtakos turėjo ir Katerina, bet ir tie visi kiti produktai, kuriuos aš geriu. Tai va, šiandieną labai norėjau pakalbėti būtent apie BlueMax'ą. Ir ką dar galėčiau apie BlueMax'ą pasakyti, tai kad jisai, žinot, va dar, kai pradėjau dirbti su šitą kompaniją, su šitu produktu, labai dažnai žmonės sako, vat man yra tokia ir tokia liga, ką man gerti, ką man patarsi gerti, kokį čia man receptą išrašysi. Tai aš, žinokit, visiems ir sakau, mes nesam daktarai, mes receptų neišrašinėjam. Ir mūsų produktas skirtas ne kažkokią konkrečią ligą gydyti, o atstatyti mirusias ląsteles, atstatyti naujomis. GreenMax'as išvalo viską, kas trukdo jūsų naujom ląstelėm gamintis, tai reiškia, žarnyno funkcija neatlieka savo darbo, išsivalo žarnynas, kepenys, inkstai. Įsivaizduokit, netgi iš žmonių inkstų akmenys išeina, ne? Ir jie taip biškį suminkštėja ir išeina be jokių operacijų, mes turim tokio atsiliepimo. Ir BlueMax'as, MiMax'as pasijungia ir pradeda naujų ląstelių gamybą. Taip veikia mūsų produktas, tai nėra papildai. Tai nėra vaistai, jie nepapildo ir visi, kas šiandieną girdite ir kas žiūrėsite šitą video, supraskite, tai yra pagal naujas technologijas sukurtas produktas, tai yra naujos kartos produktas, jo veikimo principas yra visai kitoks. Jisai išvalo organizmą ir užkuria jums naujų ląstelių gamybą. Kodėl žmonės pradeda geriau matyti, geriau jaustis, geriau miegoti, jiems susitvarko spaudimas, jiems susitvarko cukrus, cholesterolis ir po truputį visokios alergijos. Kada vartoja produktą ir tepa Jekaterina, žmonės išsigydo pačias baisiausias egzemas ar alergijas, su kuriomis daug metų kovoja. Ir vėl galiu pasakyti, tiesiog kada pradeda gamintis naujos ląstelės, tos senos pasitraukia ir atsistato oda, atsistato mūsų organizmo savijauta. Va, kas yra ląstelių maistas.
Ir man labai svarbu tai pabrėžti. Ir visi, kas į mane kreipiasi, aš niekada nesakau, kad būtent Blue Maxas yra nuo to ir nuo to, Mi Maxas nuo to ir nuo to, o Green Maxas va tik nuo to. Ne, mėlyjeji. Šie 3 produktai dirba sinchroniškai. Prasideda organizmo valymas ir prasideda naujų ląstelių gamyba. Va taip veikia šis produktas. Tai šią mintim aš šiandieną jau ir norėčiau baigti. Ir dabar paprašysiu, jeigu yra merginų, tuoj pasižiūrėsiu, nes aš žinau, kad jūs mane supraskite irgi. Man kartais pasako, kodėl lietuvaičių nėra tiek atsiliepimų, kiek daug yra rusiškai kalbančių žmonių. Visų pirma, jau jie dirba keli metai šitoj kompanijai. Mano komanda, mano žmonės, kuriuos aš pasikviečiau, jų pakviesti partneriai, draugai, giminės ir visi, kurie mes pirkom šitą produktą, mes dar tik 3 mėnesiai. Tai aš 3 mėnesiai, kiti gal mažiau dar, negaunasi. Todėl mes dar ir neturim tiek daug tų pokyčių. Mes galim tik tai patį procesą dar pasakoti, ne? Ir be to lietuvių ir mentalitetas yra šiek tiek kitoks. Rusiškai kalbantys žmonės, jie yra kitokie ir jų be galo daug, ne? Todėl aš manau, kad jūs busite tikrai supratingi ir nepyksite, jeigu mes dažnai dalinamės rusiškais atsiliepimais daugiau negu kol kas lietuviškais. Bet aš, Ligita Veverskienė, aš labai tave prašau, jeigu tu gali įsijungti mikrofoną, papasako, koks tavo buvo kelias su šitais produktais. Aš žinau, kad jai buvo ir pokyčių pradžiai nekokių, reakcijos buvo nekokios. Ir man jos buvo nekokios, man visą kūną niežtėjo ir alergijos buvo į viršų išlindę ir taip toliau, bet tie dalykai praeina. Tai aš prašau Ligitos, jeigu gali, kažką parašė. Jo, Gintarė, visi Neolife žinom kompaniją, jau 20 metų jinai rinkoje ir aš galiu pasakyti, kad ten yra papildai, o ne ląstelių maistas. Tai gal tuo ir pabaikim, gerai, nes absoliučiai skirtingi dalykai ir net nėra apie ką čia kalbėti, mes tikrai ne dėl to šiandieną susitikom. Tai va, tai Ligita, jeigu gali įsijungti mikrofoną ir jeigu gali ir pasidalink. Matau kamerą, Ligita įsijungiai. Taip, viską įsijungiau kažkodėl. Labai gerai, aš irgi jungiu kamerą, kad mus matytų. Taip, Aušrelė manęs paprašė šiandien ir aš visiškai nesiruošus galiu pasakyti trumpai, kas pirmą kartą, kas ne jau yra toj komandai, kad taip pat 3 produktus Green Max, Blue Max ir Mi Max naudoju nuo Liepos 2. Pasidalinau savo grupėje ir Aušrelė mano atsiliepimą pasidalino, kad tiesiog kiekvienas akivaizdžiai matom pokyčius, kas yra matoma, o kas yra viduj, tu tik gali papasakoti. Dėl to ir labai džiaugiuosi, kad savim didžiuojuosi, kad būtent tų produktų dėka pas mane auga ir savivertė, ir pasitikėjimas savim, ir aš tampu drąsesnį kalbėti, pasirodyti ir tiesiog džiaugtis savim viešai, kas mums lietuviam labai yra nebūdinga. Todėl kviečiu moteris, kad būtų ne tas tylėjimo, tas toks tylos sąmoningumas, bet dalinimosi gausos sąmoningumas, kas įkvepia kitus. Ir kitom gal yra baugu, kai naudojant tuos produktus prasideda kažkokie dalykai, slenka plaukai, ten skauda kažką,
niežti, darosi kiti dalykai. Nesigąsdinkim, dalinkimės ir tarkimės, man yra tas ar kitas, o man irgi taip yra ir tada būna drąsiau. Nes pas mane buvo tokių baugių simptomų, pradėjus naudoti Jekateriną, dabar truputį panaudojau, bet pasidėjau, nes irgi išsigandau, galvoju, važiuosiu į Lietuvą, pasitarsiu su ginekologe, tiksliau pasidarysiu tyrimus ir tada žiūrėsiu, aišku, toliau naudosiu, bet tiesiog dėl savęs. Bet žinau, kad tai yra gerai. Tiesiog mano toks amžius, kad reikia ruoštis ateičiai, kad ta vadinama menopauzė, klimakterinis laikotarpis praeitų sklandžiai. Ir aš labai tikiuosi, kad man šitie produktai tai padės. O grįžtant prie vartojimo ir kodėl aš džiaugiuosi tai, kadangi turėjau labai stiprių emocinių pergyvenimų, tai buvo labai sunkių, nepagydomas ligas sergančių ligonių slaugymas, paskui išlydėjimas. Ir tas krūvis atsiliepė po to jau ir mano būsenai, širdeliai ir šiaip miegui, visokiam neadekvačiai reagavimas į visokius dalykus, todėl ir ieškojau tos pagalbos. O šitie produktai tikrai man padėjo. Tikrai, garantuoju, nes ko tik aš neišbandžiau, visokių terapijų ir nenoriu prisikabinti prie visokių cheminių antidepresantų ar dar kažkokių vaistų, nes tai būna priklausomybė. Ir ieškojau hemopatijos, bet hemopatija dabar jau šalia šitų produktų eina ir džiaugiuosi ir visiems sakau, kad jie tvarko ne vien tik tavo ten tuos dalykus, kas akivaizdžiai matosi, svoris, ten kažkokie spuogai, plaukai ar kas nors, tvarko ir vidų, bet stipriai tvarko vidų. O kai tavo vidus sutvarkytas, tvarkosi ir tavo aplinka. Tai santykiai šeimoje, darbe, santykiai pirmiausia pačiai su savim. Tu pradedi mylėti labiau save, savim džiaugtis visais tais pakeitimais, o kai džiaugiesi pati savim, pasaulis pasidaro šviesesnis. O būtent tokiom tinginėjom, kaip ir aš visada judesį, man reikia, kad čia ir dabar, tie paketėliai labai patogu. Išsikiši kišenuką, atėjo laikas, susipylė, užgėrė vandens, ar susimaišiai ir bėgi toliau, gurkšnodama, aišku, vandenį. Aš visą laiką gėriau tą vandenį, bet būtent tas patogumas irgi yra didelis privalumas, kad tau visą laiką po ranka, kelionėse, niekur niekas tau netims, nes yra neskystis, o miltukai. Lygiai taip pat tu gali pasimti ir atostogaujant, ir darbe, ar einant į svečius, ar tiesiog bet kur. Tai vat būtent dar norėjau pasakyti tokį pliusą. Ir aišku, rezultatai, ką kviečiu visus dalintis. Pas mane tokie dalykai. Taip kad labai ačiū. Tiek iš manęs. Labai ačiū tam, Eloj, labai ačiū, tikrai Ligita. Ir tikrai paantrinsiu ją, kad produktas labai skaniai geriasi ir labai greiti rezultatai. Tai Ligita va nuo Liepos pradžios, ne, tai realiai geras 1,5 mėnesio, o jau yra pastebimi dalykai, ne? Tai tikrai galiu pasakyti, kad produktas veikia tiesiogiai ląsteles, ne per aplinkui, ne per skrandį, kol ten kažkas suvirškins, bet tiesiogiai ir, sakau, galim gerti viską, ką tik norim, kol mes maksimaliai neišsivalom savo žarnyno, procesas tikrai būna žmonėm uždelstas. Tai va, tai dabar tikrai, jeigu dar yra Ligita, šitą Neringa, ačiū labai tau, Ligitėlė. Neringutė, gal tu gali mikrofoną įsijungti? Na, pabandysiu, jeigu girdėsit. Labas vakaras. Labas vakaras, mieloji. Nu, pasidalink tu, nes man tai tavo labai ir tavo, bet ir tavo tėvelių labai, nu, tokie geri, sakyčiau, ir greiti rezultatai. Nu, ta prasme, pokyčiai. Taip, tai iš tikrųjų, aš ne kartą ir kiekvieną kartą dažniausiai žmonėm pabrėžiu, kad tai
labai efektingi ir rezultatyvūs produktai, nes tikrai labai greit pamatom tą efektą ir jaučiam rezultatą. Aišku, labai laukiam to galinio ir labai gero rezultato. Tai mano kelionė prasidėjo produktų mane Aušra. Aušrytė supažindino su juo, nes aš turėjau bėdų su savo skrandžiu, su žarnynu, man buvo labai dideli skausmai. Aš netoleravau glitimo, gluteno, laktozės, ant galo labai mažai produktų, kuriuos galėjau valgyti. Tai jinai man parekomendavo GreenMax išbandyti, tai aš pabandžiau ir žinokit, paskui įsigijau daugiau ir po 10 dienų man dingo visi skausmai. Jau po 3 dienų man apsiramino, po 10 dienų man visiškai dingo visi skausmai. Aš šiai dienai galiu viską valgyti. Labai pagerėjo odos būklė, svoris krenta, ypač apimtis mažėja, pilvo apimtis labai mažėja. Realiai tai aš vartoju taip jau nenutraukiant proceso, nepilnai 2 mėnesiai pas mane yra, tai pas mane nuo pilvo nukrito 11 cm, sumažėjo apimtis. Tikrai. Taip, tai tikrai tas pilvas toksai buvo pakankamai išpūstas. Tai odos būklė, kaip minėjau, labai pasitaisė, ypač ant veido labai matosi ir visi, kas sutinka mane, sako, kas tau čia buvo, ką tu čia darai, kas tu čia priemonės bandai, nes sako, tikrai labai gražiai atrodai. Tada miego kokybė labai pagerėjo, man užtenka kelių valandų pamiegoti ir aš tokia būnu kupina energijos ir geros nuotaikos, kad, nežinau, net neturiu kaip apibūdinti. Tada dabar galvoju, kas dar sumažėjo noras valgyti, užkandžiauti, saldumynų visiškai nebenoriu. Kas anksčiau būdavo, lyg atrodo nesustodama, valgai. Tuštinimasis, reguliariai tuštinasi kiekvieną dieną, netgi dieną po 2 kartus būna, jeigu pavalgai kokius sotesnius pietus, tai eini į tualetą ir vakare žiūriu, jau pradėjau. Tai tikrai produktai, sakau, duoda rezultatą. O mano tėveliai tai irgi išbandė, tai mamai labai greit pasijautė iš viso, tai jai pirštai, tik išgerus pusę paketėlio GreenMax'o, jai vakare jau pradėjo atitirpinėti pirštai, nes buvo lyg užtirpę ir sako, nejausdavau aš jų, tai vadinasi kraujotaka suaktyvina, kaip aš sakau. O tėčiai, mano buvo trūkęs skrandis, jam daryta operacija ir jam irgi be proto dideli skausmai, tai nesituštindavo reguliariai, būdavo į savaitę kelis kartus tik tai nueina, tai šiai minutei reguliarus pasituštinimasis ir skausmai apmažėjo. Tai va, bet dar neilgai vartoja, pasiėmė dar vieną pakuotę, įtrauks dar MiMax'ą, BlueMax'ą kartu, tai lauksim rezultatų. Dar pasidalinsiu ir savo komandos narės pasiekimais. Tai viena komandos narė mano, tai krūtiniai cistas neįsigydė, negaliu pasakyti, bet apsimažino. Per 2 mėnesius jai iš didelio stiklinės galbūt dydžio, kaip su ja šiandien kalbėjau, pasidarė maži tokie gumuliukai. Sako, tai čia tik per 2 mėnesius. Tai sako, tepsiu ir toliau sąžiningai kiekvieną dieną ir žiūrėsiu rezultatus. Vyras jos vartoja GreenMax'ą, nes buvo problemos su tuštinimusi, su pilvu, pilvo skausmais, su žarnynu pačiu. Tai irgi viskas tvarkosi, pilvas labai mažėja, sakė. Ir sakė, vyras susikabino, tai sako, man reikia dar, ir sakė, dalinasi, visiems pasakoja. Taip, kaip jam tai pavyko. Tai va. Ir dar vienas labai džiugus pasiekimas, pasidalino su manim, išbandė BlueMax'ą. Dabar jau įsigijo ir GreenMax'o pas mane. Ir kitus produktus planuoja įsigyti, tai buvo ranka atitirpusi dešinė pusė ir sunkiai ją valdė. Tai tiesiog pradėjo pakelti ranką ir gali jau ir pavairuoti, ir šaukštelį nulaikyti, tai labai džiaugiasi. Ir vartojo, vieną kursą tik tai BlueMax'o sugėrė. Tai tęsė ir toliau ir tikisi dar geresnių rezultatų. Jau tikrai, ačiū tau, mieloji, kiek daug tu čia man papasakojai, šiandieną dar daugiau džiaugsmo ir tokio dar didesnio noro, kad kuo daugiau žmonių apie tai sužinotų, kad tikrai yra unikalus produktas, išskirtinis. Ir dar kartą pabrėšiu, čia dabar viena kažkas parašė, o jeigu spaudimas žemas, ar susitvarko?
Miela Kristina, kaip ir sakiau, receptą neišrašinėjam, bet jūs galite tikrai pabandyti. Nu, kaip pabandyti? Žinot, kaip aš sakau, jūs niekada neapsiriksite žmogui parekomendavę gerti Grinmaxą, Blimaxą ir Memaxą, ne? Jisai išsivalys žarnyną ir jam tiek gerų pokyčių atsiras organizme, kad jisai tą kraujospūdį ir pamirš. Visų pirma, labai daug produktai suteikia energijos, atsiranda energija. Pas mane spaudimas visą laiką mažesnis, aš niekada nežinojau, kas yra aukštas spaudimas. Aš visą laiką, kaip aš sakau, potraukis prie žemės man visą laiką buvo. Ir tas toksai šliaužėjimas kampas iš kampo pusę dienos, tai mane tikrai vargindavo visą laiką. Dabar turiu energijos bilė, kiek sukasi, tiek galvoj mintis, ką veikti, ką daryti, ir kūnas eina iš paskos ir daro. Aišku, pradžioj nelabai supranti, kas su tavim vyksta, žinokit, ir jeigu aš, pavyzdžiui, anksčiau atsikeldavau ryte ir galvodavau, ar aš čia pailsėjau ar nepailsėjau, nors atrodo visą naktį miegojai, tai tokių minčių dabar jau nebebūna. Tu atsikeli anksti, ryte aš prabundu dabar ir aš visą laiką geros nuotaikos, visą laiką man jau yra energija keltis, eiti ir veikti ir daryti. Ir aš jau atsikėlus ryte ir su kompiuteriu dalykų pasidarau ir taip toliau. Tai va, tokios pas mumi pokyčiai, tai kaip ir sakau, produktų pasiūla rinkoje be galo didelė, bet ar tikrai organizme jie veikia taip efektyviai kaip ląstelių maistas, tai ko gero ne. Bet aišku, nėra mūsų tikslo kažką tai numenkinti ir kažką tai išaukštinti. Mes visą laiką kalbėsim tik apie mūsų produktą, kaip jisai veikia, kaip jisai padeda žmonėm. Vieniem bus pokytis greitesnis, vis tiek reikia nusiteikti pagerti ilgiau, kokius 3-4 mėnesius, paskui gal palaikyti profilaktiškai. Ir galiu pasakyti, kad suprastumėt jūs, kad mes užteršiam kūną ne per vieną dieną, ne per savaitę ir ne per mėnesį, ne? Mes užteršiam jį ilgai. Jeigu man 57 metai, reiškia, aš 57 metus gyvenau taip, kaip mokėjau, kaip supratau. Aišku, atrodo, kažkur tai tenai pasistengi, bet kažkur tai ir pralendi pro šoną, nepasistengi. Ir kad ir alergijos lenda, ir viršsvariai, ir viskas. Netgi ir tas spaudimas, tai reiškia, žarnynas nedirba, kraujotaka yra sutrikus, nedirba teisingai žarnynas. Visos problemos prasideda nuo žarnyno. Tai galiu pasakyti, kad tikrai nepabandyti reikia, o tiesiog pradėti sau padėti. Jeigu norite atjaunėti, atsigauti ir pradėti sveiką gyvenimą, tikrai šie produktai numeris 1. Tai labai ačiū šį kartą merginoms, kas pasidalinot. Kiekvieną kartą gal vis po truputį mes įtrauksime daugiau to atsiliepimo. Ir jeigu yra kažkokių klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Tai aš įrašą dabar stabdau. Ačiū visiems, kas klausėte, ir iki kito karto.